Kaip elgtis baleto teatre – antroji dalis – gėlės ir dovanos. Gėlių dovanojimas teatre turi labai gilias senas tradicijas. XIX amžiaus pabaigoje Paryžiaus opera vienai atlikėjai buvo išmestas baltų rožių buketas. Tai inicijavo šios tradicijos pradžią. Teatre gėlės reiškia ne tik grožį. Jos simbolizuoja pagarbą, padėką, pripažinimą artistui. Gaila, gėlės šiandien vis retesnis vaizdas. Dažniausiai jos dovanojamos arba premjerų metu, arba tiesiog savo draugui atlikėjui. Tai kada dovanoti tas gėles? Pirmiausia, tai tik po spektaklio. Didžiuosiuose teatruose dažniausiai foje yra darbuotojas, kuris gali surinkti tas gėles. Tai yra labai patogu, nes tau nereikia laikyti visą spektaklį gėlių, aplinkiniams patogiau, kad tu neapkrautas sėdi ir jūs galite pasimėgauti spektakliu. Arba galite įteikti patys, bet tada scenos apačioje ir tik po visų nusilenkimų. Nes išduosiu paslaptį, kad nusilenkimai taip pat yra surežisuoti, jie turi pradžią, pabaigą ir netrikdykite to proceso. Na ir taisyklė pati pagrindinė. Nelipkite į sceną patys. Baletinė danga ne lauko batams. O kas dar galėtų būti be gėlių? Padėkos atvirutė su asmeninė žinute, simbolinė dovanėlė, masažo, kavos ar poilsio kuponas. Tai mažas gestas reiškiantis jūsų rūpestį ir padėką artistui. O kokia jūsų patirtis ir nuomonė apie gėles ir dovanas teatre?